Čia yra miestas, jeigu eina žmonės krūšaliai, tegu ir eina. Ai, žinai ką, ir tu toks... Aišku, čia labai kaip teatre kokiam, bet tu toks vagis. Tada numesk, nes eini į darbą. Gana rūkytai nudirb. Pagauni mintį? Jo, bet dabar aš galvoju, kaip čia, kad jeigu aš ten priartinsiu, čia jisai bus per daug priartinti. Pasigarsi. Tai čia Maksas pas mane. Aš galiu tau savo Ta prasme, kas blogai girdėsi? Taigi nieks nekalba. Nu, Tai ta prasme, pats skambutis. oi, Koks skambu? Ai, kad skamba telefonas? Aš galiu tau savo duoti. Turi mano numerį. Oi, jo. Juokinga, nes jis gyvenime tokio daikto neturėjo. Juokėsi, kai jis pasako. Bet juoktis. Kvatokis. Ten Kas? Pukelis. Koks pukelis? Kur tu eini? Kas čia vyksta? Aš sakau, kur tu eini, ta mergina atsisuko ir žiūri į mane. Man reikia kažkaip gal be vienos, gal piršinę nuim bus greičiau. Jo, tu taip nervingai nusimauk pirštinės, žinai, jo, tu elkis natūraliai. Čia normalu, kad kažkas neišeina, tai tada kaip tik atrodys labai natūraliai suvaidinta. Uždaryk tą bardachioką. O šiaip gerai? Jo, normaliai. Tik tai, kad girdėtųsi, aš galvoju, čia mašinos, kai burzgė, tu ten vis tiek sugausi mašinos garsą, ką, vidu jisai kalba turbūt, ne? Turėčiau. Čia jau dabar bus pauzė. Aš girdėjau Oskarą. Aš tai negirdėjau. Bet čia nesigirdėjau. Čia galim. Nu, nefiga, nesigirdi. Čia pala, mes filmuojam ar ne? Aš nežinau. Pala, ką jūs čia darot? Filmuojam, ne? Nesupratau. Kažkas sėdi tavo mašiną. Ir viskas. Ar jūs girdit, ką aš Čia kalbu? backstage'as. Ar jau čia nieko Tai nepadaryti? mes Jūs šiandien nesukaupėt dėmesio. filmuojam filmais. Paklausykit. I'm a big bad trumpet player. Bet supranti, tu tada galvos, ką kalbėti ir panašiai. Tada... Ir kai mama numeta ragelį kvatodamasi, ten jau corobišiau, jie lenkiškai pradeda šnekėti. Tada tu sakai, labai ilgas epizodas, turi pavyti. Susikaupti. Kalbam garsiai. Kaupkit. O mes einam. Tavo žodžių nedaug, tik tu turi laiku kalbėti. Feilus padaryti. Jau darai. Tu prieini ir smalsis pro langą, kol pamatai, kad kiekvienas raudona piniginė. Tada atidarai. Music's not a business to me. I'm a big bad trumpet player. Aš sinavaikiau va taip. Filmuojam. Aš pasakysiu filmuojam. Gal susiruošę? Filmuojam. Kur tekstas? Ko tylim? Kas yra? Kas atsitiko? Sako, filmuojam, 1, 2, 3 ir kalbam. Kalbam! Lape parašytas tekstas. Ar gerai? Danukas valandą vaidina, o jūs tyli. Ne, tu nieko negalvok. Tavo žodžiai dabar yra, tu turi namų raktą. Tu turi namų raktą, tavo žodžiai dabar bus, kai sakys Danukas, kad filmuojam. Gerai. Tu dabar nevaidini, palauk, tu numetėjau ragelį. Palauk, kad kamera jam nešlaptų. Palaukit, man jau Lartas skambino. Dabar klausykit. Dabar kalbėti rodos nereikės. Ne, žiūrėkit ir aš nubėgu. Ai, tu gali pasakyti žodį žiūrėk. Žiūrėk, kokia situacija. Aš esu vagis. Sakai, o ką jūs ten? Jisai sako, duokit išlipti, aš parodysiu. Ateik prie manęsgi, tu čia stovėjai. Duokit išlipti, aš parodysiu.
Maybe a trumpet player isn't much to Žiūrėkit! That's what I. Ar supratęs? Jo, Ką darai tu? bėgu už jo. Bėgi iš paskos! Ir bėgat gatve. O ne į tą pusę. Į šitą geriau. Žiūrėkit. I do think with this trumpet nobody's ever thought of it. Nežinau, ar gerai. Nu, du batai jau per daug. Sakai per Jau daug? per daug, jau per daug. Nu, abu batai labai per daug. Tik vieno bato. Be batų, lygo čia kaip tuose filmuose, kur be batų lieka ir pabėga. Bet čia buvo gerai. Nu, buvo labai gerai. O davai be abiejų batų, bet tu atsarginių kojinių neturėjo, ne paskui po filmavimo. Aš turiu, Danukai. Aš Nu jam žinai po to pasikeis. Aš Man turiu dabar visur be dviejų batų, nu gerai. Labai Aš gi yra turiu tapkes. šudinai. Turiu tapkės pakeliui, matysiu tapkės, paimsiu ir bėgsiu toliau. Ir nereikės man čia be batų vaikščioti. Variantas. Tiesiog tai kaip momentas. Šudinas prakeiktas lietus. Palaukit, reikia užrakinti mašiną, nes čia bėgiosim gal kur toliau, kad nepavogtum. Palauk. Tai gal nufilmuojame be dviejų batų. Ar gerai buvo? Gerai. Gailus operatoriaus nematot. Nesiblaškom, todėl kad nėra laiko. Reikia kampo, iš kurio išbėgtų, bet jau kitoj vietoj negalim prie to pačio namo visą prie laiką. studijos eina. Ten jis iš Iš karto prie studijos bėga. eina. Nu ir va ten jis, va ten, Jo, va jo. ir eina. Nes aš O kaip mums jau- nereikės, čia mašinoje nieko, blemba reikėsgi stabilizatoriaus ir visą kitą. Tai aš galiu panešiot. Jeigu kažkas Ar Lietus, jie geriau kuprinė, ne. kuprinė. Ką sudėjo? Tu matai tą visą gargarą, kas čia išiminės tos. Kokios problemos. Va. Tada mes dar turime labūgą lasdelės. Vieškai, einam iki sekančio namo ir bus kampas. Nu, apie ką mes čia galvojame? Einam, vaikeli. Galima įdami padaryti, kasgi mums trukdo. Mumgi nieks netrukdo. Taip Renaldai, va čia nieks netrukdo. Kas čia dar? O, pinigai. Dabar pažiūrės, ar jis turėt pinigų? Jis pavagė feikinę piniginę, aš paspausiu tik. Žiūrėk, gal turi kokią ID, galim duomenys. Banknotų ieškau. Čia centų net nėra. Va. 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 Atsargiai mašinas. Mašina. Nufilmuok mašiną, nufilmuok vairuotojus. Toyota, na. Čia nieko Čia nežinau. geras domas šiaip išeiti. Šiaip gražus. O, koks bamsiukas spalvos. Galėsim Kokia backstage. spalva. Gerai atrodo prie jo. Stok po stogu. Stok. Jisai atbėgs. Tu pamatai skersgatvį, gal tu taip net beveik prabėgi jį ir pamatai, kad čia yra gatvelė ir įsuki ją. Ten susitvarkai. Ir tada šita iš paskos irgi. Ženklą gretai, kad jinai bėgtų iš paskos, bet ne per anksti. Vyrus pasako, va taip. Bet Oskaras nematys, ar tu jau persireikai. Tai girdės, kad aš bėgu. Nu gerai, Girdėsiu, vis tiek čia viskas girdės. tu stok čia. Jūs abu iš tos pusės bėgat. O tai neturi Greta rankose Danuko batų? Kur Danuko batai? Jo, labai juokingai, jinai su batais, čia viskas labai gerai. Pala. Filmuojam. Čia labai ilgai gal iš naujo. Jo. Reikia kažkaip... Filmuojam. Normaliai, ne? Labai gerai. Nepokalbį dabar sakau, kaip Greta mato, gerai suvaidino visą tą bėgimo sceną. Greta, pasitikėk daugiau, taip? Pas tokie Filmai? Visi tokie talentingi. Iš kur tokie gimsta? Ką šiaip manote apie filmavimo procesą? Man žiauriai patinka, aš negal, kad bus taip smagu. Ir man vakar Marius vakare, mokytas Marius, tamsta mokytojas, rašo, kad tikiuosi, kad bus man gera patirtis, kad prisijungus prie kino klubo Bepročių komandos,
Ir aš labai džiaugiuosi prisijungusi prie jos, nes labai patinka. Ar Greta tau patinka būti aktorės vaidmenį? Taip, o tau patinka būti operatorių? Va čia tas bamsiukas, kuris niekam nepatiko man. Vienas nuobodesnių backstage. Visą laiką būna, kai dar Marius pradeda klykt juokelius savo mėtį. Jo, nu, tikra bepročių komanda. Tikra šeima, ta prasme, kino klubas, kaip ir man sakė, kad tikis, kad bus gera patirtis bepročių komandai šitoj, tai aš manau, kad čia jau ne komanda, o visa šeima, mes taip tokie artimi ir visi tokie geri, aš negalvojau, iš tikrųjų labai imu už širdies. Negalvojau, kad tokių gerų žmonių dar yra. Taip, Greta. Dabar aš turiu vieną klausimą, Lodė. Fainai sakė. I do things with this trumpet nobody's ever thought of doing. Nežino, kaip išėjo. Nobody ever heard before. I don't care if I never get another cent out of it. Oi. Man vienodai. Čia va vyksta veiksmas, aišku, biškį gal arčiau. Ai, aš ne viską pasakiau. Pasakykit jiems, kad svarbu ne tik būgnai. Gerai, pasakysiu. Norit? Aš jums pagrosiu, ne, parodysiu. Ar atsimenat žodžius? Nu, mintis yra tokia. Traukis savo dūdą ir... Kur mane išsitraukti, jeigu aš ją apkabintų? Iš galo. Tai tu jos gal rankoj nesinešiok. Nesimatysi. Visiškai isterikė, desperacija, galbūt žudysies, bet sutinki jį. Nu, bet taip lengva. Jums svarbu susitikti va čia. Čia toks nuostabus spotas. Ar suprantate, apie ką aš kalbu? Man vienodai. Jūs drąsi moteris. Žiūrit vokiškus filmus? Žiūrėk. Pabandom žmonės, ar gerai? Kur man? Tu ateisi iš čia, dar dama tu ką tik su jais susitikai. Tai tu gaudai tiesiog dama. Ir filma. Kaip gerai, kad jūs atėjote. Pasakykit, kad jums... Man atrodo, biškį Labai nustūmiai tolyn. Jo. Ane? Iš kadro. Gerai? Žiūrėk, ir ties filmas tokiais. Kai tu ateisite Tu jį apsikabink, bet negriauk ant žemės. Nes tu jį tiesiog nustūmi. Aš biškį nesitikėjau. Jo. Aš atsiprašau. Kištas, sušiktą dudelį į šiknagį. Ir klausykit, neskubėkit atvaidinti. Per greitai. Ir garsiau. Tau garsiau. Man vienodai ir aš tada pasakau žodžius ir tu tada. Pasakykit jiems, kad svarbu ne tik būgnai. Būk pusprotė, beprotė. Kas čia tokio dar įdomiau? Žiūrėkit! Jūs drąsi mergina? Mėgstat vokiškus filmus? Pasakykit jiems, kad svarbu ne tik būgnai. Pasakykit jiems! Būk desperatiška, jei ką, nusiskandinsiu. Ar tu supranti, ką aš darau? O tu to nedarai, nėra gynybinės ir tu juos nepažįsti, gal tai tave papjaut nori. Kultūringai, bet stengsis atstumti. Gal kaimai čia daro? Ar supranti, ką aš kalbu? Bet jau geriau. Geriau. Bet įsijauskit, tu absoliuti totali dūra ir labai patetiška. O, aš vyrą pamačiau tavyje. Ar supranti? Jo, tikrą vyrą tokiam. Tai tikrai kadūra, jeigu tokiam vyrą pamačiau. Silvija, čia ne vieta tokiam pastabom. Būtinai perduosiu. Gerai. Aš parodysiu jums Ne, čia gerai. savo dudelę. Že!
Galėtų būti geriau, ar ne? Galėčiau gal dar priartėti prie Danuko, kaip parodyti tą reakciją, kad tipo... Kodėl tu neverkiai? Gerai. Pasakykit jam, prašau, maldauju, kad svarbu gyvenime ne tik būklai. Pinigai! Kas čia per iškrypelių grupę? Ką? Ne dabar! Nugarinsiu toj. Supy! Filmavimo vieta ir vaikščiot, ir veikėjam, ir šiandien Renaldas jums lips ant kokį. Bet jūs po to grosit, net junginė gal visko. Tai čia porą sekundžių. Tu be galo liūdnas. Labai liūdnas. Tai. Jeigu tu kalbėsi čia, ant savo smarkiausių žodžių gali... Gerai. Su pauzėm. Tu juos gali visus išmesti gatvę iš darbo. Supranti? Aš noriu, kad tu, supyji. Supyksiu. Kandžiukis. Aš jau labiau supykau negu Oskaras. Jis jaus Oskaras. Jis gali sėdėti. Nebūk tuo geraširdžiu. Čia galiu sėdėti? Jo, nesuprantu. Galim? Jo. Filmuojam. Nupirkti 3 koncertai į priekį, jūs sėdit apsišykę savo būgnininką praradot. Su draugo mama išvarė, jūs juokaujat. Kiek tai moteriai metų? Koks? Mūsų būgnininkui 15 iš išvaizdos. Ai, vasara 40 bus. Bet jie atrodo kaip 25. Iškrypėliai, jūs iškrypėliai, jūs visi esat. Iškrypėliai. Kokie 40? Aš pamiršau žodžius. Jo. Filmuojam. Nupirkti 3 koncertai į priekį. Aš turinį tiesiog kartuoju. 3 koncertai į priekį jau nupirkti. Gali tyliai pabūti aš gitarą. O tu man pasakoji, kad būgnininkas pabėgo į Lenkiją su draugelio motina. Kiek tai motinai metų? O tu tada ramiai sakai, vasara bus 40. Pakylėsi, mano žodžiai. Nematau kol kas nieko gero. Sėsk. Tai sėdim, kalbam ar ką? Prie būgnų sėsk, ką tu kalbėsi? Nu taip, čia pamėgim. Pabandom, vaikai, gerai. Būgnininko. Jis pabėgo su kažkieno motina. Normaliai? Į Lenkiją! Lenkija! Lenkai! Nu kaip atsimint? Nieks nesupras, kad čia ta pati motina. Ir labai dažnai sakai, žinok, negerai, bus negerai. Mažiau reikia. Aš mediatoriaus neturiu. Filmuojam. Aš tau atradau storas? Garsiau. Aš tau atrodau storas? You've been playing the trumpet? Since I was a kid. Ever want to do anything else? No. Trumpet's part of me. It's the best part. Maybe a trumpet player is much to be, but that's what I am. I'm a big bad trumpet player. Aš matau skambinu. Jis man panašus į Jėzų. Aš tau atradau storas? Bet Jėzus nebuvo storas. Norėčiau avansų. Imk iš Danuko pavyzdį. Pamatė, kad susifeilinai. O jis groja toliau. O gal čia taip sugalvota? Bet ne, Silvija pasižiūrės į akis operatorių. Užmes akį Janulevičių. Kodėl tu taip darai? Mūsų nėra kameristo. Čia va toliau visos tos sofos net nėra. Atsiprašau, aš čia karčiuosi. Improvis, kol Renaldas nepasakė, stop, šūdas negerai, vaidink, kad ir degtų namas. Nes jeigu jis tavęs nestabdo, reiškia viskas atitinka planą. Nesuprantu, tu nepinka trenkiu. Viskas buvo taip gerai. Atsistojo, davai pasidarykim į akis operatorių. Ar gerai?
Aš rimtai kalbu. Nu kaip galima šitai? Atsiprašau. Ne, tu neatsiprašinėk, nu, nėra mūsų, nedrįski mūsų žiūrėti. Palauk. Klausyk. Rimtai? Rimtai? Jūs man panašus į Jėzų. Jūs man panašus į Jėzų. Iki čia. Gerai? Sėsk. Būk geras, negrok fonė, gerai? Filmuojam. Pradžia. Gerai, parodyk, kas išėjo. You've got music in you. You and that trumpet of yours. You've got music in you. Boy, he's the greatest trumpet player in the world. You've got music in you. You play a fine trumpet. You've got music in you. I'm a big bad trumpet player.